Va, diena prasideda, nespėjau įsijungti programėlę, atsistoti ir iš karto buvau klientas, dėl to net nepradėjau pasisveikinti. Pirmiau nepadariau. Ir buvau varyt nemokamai valgyti, pasimti. Tai va tokie va dalykai dabar pas mane ir va kaip tik gavau užsakymą, varau jį nuvežti ir tada toliau pasikalbėsiu. Tai gal važiuoju. Tai paėmiau nemokamai valgyti, ten kur pasidalini postą, ateini, jeigu ten pirmi 3, tai tada, jeigu vienas iš pirmųjų 3, tada tu gali pasimti nemokamai. Toks konkursas buvo kaviniai. Tai jo, nemokamai pavalgiau, nespėjau, tik atsikėliau ir žiūrau, vis tiek sakau, nieks nebus atėjęs. Ir nuvariau ir pavyko. Tai va toks dalykas. Gerai, varau, užsakymą priminėt, žmogų tiksliau paimt. Truputėlį išsiblaškęs, nes neprisimenu, ką aš šnekėjau praeitą kartą. Vienas komentavo, kad Šiauliuose lygtais be 130 eurų per tokį pat laiką net neina dirbti. Ten didesnis miestas, mes suprantame. Ar apsimoka dirbti? Čia irgi kitas klausimas. Tas, kas neturi, kaip sakyti, pajamų, minimumą tu gali kažkaip šiaip netaip susirinkti. Tai apsimoka, bet turi važinėti su senesniu automobiliu. Tai jo, iš to minimumo visą mašinai viskam, Žodžiu, man atrodo, minimumui tu gali susirinkti, jeigu tu dirbi ištisai. Kiek jūs turit va šituvą prisirinkę, jūs man pasakykit? Perkat, neperkat? Nes čia pas mane vis didėja, jau reikės nusimti, nes kaip sąvartynas išeina. Tuoj tiksliau išeis. Jau virš valandos nei vieno užsakymo, net ir pas mus tai blogai nėra buvę šeštadienį, kad po 10-19 nebūtų visiškai užsakymų. Tai tragiška. O kodėl aš kuriu vaizdo įrašus? Tikiuosi ir iš YouTube šiek tiek uždirbt, bet jaučiu su tokiu kontentu daug žiūrovų nepritrauksiu ir su mano stilium daug neįdėjęs, kaip sakyti. Didelio montažo nėra kažko įspūdingo. Nieko. Jeigu jums patinka, tai būtinai nepamirškit paspausti patinka mygtuką ir pasiekti kanalą. Ir vėl stovim, žiūrėsim, turiu idėjų kitokių dar prisidurt, nes prisidurt eurą prie euro vis tiek reikia. Euras padaro eurą ir tra. Tai va tokie mano pablevys galvojimai. Ir žiūrėsim, kai man seksis dar. Kai tik pradėsiu daryti, aš jau tą idėją iš dalies pradėjau daryti, pažiūrėsiu ar seksis. Nėra jinai originali, bet galbūt kažkas išeis. O jeigu išeis, tai aš jums būtinai pranešiu. Ir parodysiu, kas be ko. Ir galbūt jūs pasinaudosite tą galimybę irgi uždirbsit. Baigiau. Yra 1:30. Šiaip savaitgalis buvo liūdnokas, nieko įdomaus, įspūdingo. Uždirbau šį kartą tikrai mažai, palyginus pagal šeštadienį. Man atrodo, vakar lygtais 20, gal ir normaliai, nieko gero. Vakar dar buvo 20 eurų kažkur panašiai, tai atimti iš šito, tai uždirbau apie 60 eurų šiandien ir dar spėjau padaryti 23 eurus sekmadienį. Tai uždirbau per vieną, kaip sakyti, vakarą, kiek aš ten sakiau, 70-90 eurų. Tai va tiek, o kiek aš dirbau dabar, per kiek čia laiko, per 5 valandas su pusė, 6,5, beveik 7 valandas. Beveik 7 valandas ir padariau beveik 100 eurų, net skaičius nieko. Tai va tokie mano rezultatai. Įspūdingo kažko wow nėra. Tikiuosi jums šį kartą bus geriau. Taip ir yra geriau, nes visi, kurie dirba už tiek laiko pradirbant ir tik tiek uždirbt, tai nieks nedirba čia. Tai va tokie dalykai. Gerai, varau miegot, o jums, kada bežiūrėtumėte vaizdo įrašą, gražios dienos, gražaus vakaro arba gražios nakties.
Aš dabar po vakaro nuotikiu ir pagalvojau, išsisirpsiu, išsivalysiu mašiną šiek tiek, nu, truputėlį. Ir žiūrau, atidarau ir žiūrau. Spėkit, kas čia. Alkoholis. Nes būna palieka kokį tą stiklinį buteliuką ir išbėga. O pamatai tik po kiek laiko. Tai va. Ar jūs žiūrite kiekvieną kartą, kai palieka, po kiekvieno keleivio apsižiūrot, ar kaip padaro? Žiauru, bet, nu, gaila, bet ką padarysi, tokia baltisto realybė. Tai va, bet šiaip tai gan tvarkingai. Išskyrus va šitą bėdą. Atrodo šlykščiai iš tikrųjų. Per kamerą baisiau negu gyvai. Bet vis tiek, nu, reikės kažką daryti.